Sveiki visi, kai žiūrite Balsas LT vaizdo konferencijas. Šiandien ketiname pasišnekėti apie sukaktį, kuri kiekvieną kartą vis dėlto ateina. Tai yra sausio 13-oji, tai kas nutiko 91 metais, kaip visą tai vertinama, kaip įprasminta Lietuvos istorikų darbuose ir kaip mes tą datą minime ir kiek jie reikia minėti, ką apie tai žino jauni žmonės. Ir šiandien šią temą man padės pasikalbėti mano kolegė Julija Kiško. Sveiki visi. Istorikas Tomas Baranauskas. Sveiki. Ir taip pat diplomuotas istorikas, buvęs įvykių dalyvis, tuo metu dirbęs Sąjūdžio būstinės etatinių darbuotojų Imantas Melenas. Labadiena. Taigi, Julija, žinau, jog išvakarėse bandėjai socialinėme tinkle Facebook pasiteirauti, kągi jaunimas žino ir ką nori daugiau sužinoti apie tai, kas tada buvo, nes jau turime kartą, kurios tada tiesiog nebuvo dar fiziškai ir jau ateina balsuoti, yra pilietiškai aktyvi arba gali būti ir kokie rezultatai. Iš tikrųjų, rezultatai šiek tiek nustebino, kadangi jaunimas nevengia ir pašmaikštauti šią temą. Iš tikrųjų, išaiškėjo, kad daugelis tiesiog net nežino tų tikrųjų ištakų, kodėl taip nutiko, kodėl būtent tą dieną nutiko ir panašiai. Kai kurie kalbėjo apie tai, kad mes esame per daug inkščianti tauta ir neverta kiekvieną kartą bandyti nukrapštyti tą skaudantį šašą ir neleisti jam užgyti. Kiti kalbėjo apie tai, kad vis dėlto negalima pamiršti, kad reikia ir toliau prisiminti, reikalauti išduoti Michailą Valatovą ir panašiai. Tiesiog nuomonių, sakau, būtų įvairių, kvestionavo vardan ko buvo tai daroma, kodėl žmonės šoko po tankais, kaip išsireiškia. Tai va, tai tiesiog man iš tikrųjų yra kaip jaunosios kartos atstovai labai įdomu, kodėl vat, jaunimas taip nevienalytiškai, sakyti, vertina tuos faktus ir kodėl galbūt trūksta kažkokių žinių. Tai ponia Baranauskai, tai čia akmenukas gal į istorikų daržą, gal istorikai prastai dirba aprašydami tos įvykius, o gal labai sunku juos aprašyti, tam labiau specializuojatės viduramžiuose, kaip yra žinoma. Gal apie viduramžius rašyti lengviau, o čia emocionaliai sunkiau, nes esam kažkiek emociškai susijęs su tais dalykais ir kodėl jaunimas taip klausimus kelia ir šmaikštauja? Na, iš tikrųjų, dar tokių daug darbų tyrinėjimų apie tos laikus, bent jau iš istorikų pusės nėra. Tai matyt, dažnai sakoma, kad reikia žiūrėti į istoriją iš tam tikros perspektyvos, bet jau dabar jau ta perspektyva kaip ir yra. Bet iš tikrųjų sunku šiais laikais tyrinėti tą istoriją, nes matėm, tyrinėja viena žurnalistė, čia ne istorikė, aišku, prezidentės biografiją ir neteko eterio. Tai yra žmonių, kurie galbūt ir nenorėtų matyti savęs šitoj istorijoje. Supratau, tai, bet kai kurie labai norėtų, nes yra pavyzdžiui Algirdas Paleckis, kuris ateina ir prityrinėja ten visko ir daug papasakoja. Tai klausimas, kas šitos šašus krapšto ir kas šitą į tą žaizdą pila visokį spiritą. Tai, pavyzdžiui, Imantai, vis dėlto, kaip buvo? Ar šokot po tankais, tada ar mes šokom, aš irgi ten buvau, ar čia buvo noras palysti? Pirmiausia, turbūt bandyčiau apginti istorikus, kodėl atseit nepakankamai šis laikotarpis tyrinėjimas, ar nepakankamai daug yra parašyta. Nes gal biškį nesutikčiau su gerbiamu Baranausku, kad jau praėjo pakankamas laiko tarpas ir jau galima distancijuotis ir pažiūrėti tos dalykus būtent istoriko akimis. Didelė dalis įvykių dalyvių dar yra gyvi, tame tarpe veikiantis politikai ir todėl neišvengiamas tam tikros individualus arba, sakykime, grupinis požiūris į vienus ar kitus aspektus šių įvykių. Kaip geriausias pavyzdys būtų iš dabar leidžiamos akademinės Lietuvos istorijos, kai dar tai pirmi tomai buvo pasirodę ir pasirodė 12 tomo pirma dalis, kuri tiesiog disonuoja su tais pirmais tomais, nes akivaizdu, kad tenai pateikiama nuomonė tiesioginių įvykių dalyvių arba asmenų su jais susijusių. Ir jinai skaitosi kaip, tas tomas skaitosi kaip publicistinė knyga, o anaiptol ne kaip istorijos mokslo, sakykime, kažkoks jau faktas.
Taigi, manau, kad vis dėlto šiek tiek daugiau turi to laiko praeiti, bet visai nereiškia, kad tie autentiški prisiminimai, tik tai jie turėtų būti pateikimi ne kaip 12 tomas Lietuvos istorijos, o būtent kaip įvykių dalyvių, įvykių stebėtojų prisiminimai. Jie yra labai vertingi ir ateis metas, ir, sakykime, ko gero, reikia, kad prabėgtų dar kokių porą dešimtmečių, kada iš tikrųjų į tos įvykius bus galima pažiūrėti iš tam tikros distancijos ir bandyti jau be emocijų, objektyviai iš istorijos mokslo, reiškia, pozicijų visus įvykius ir jų prieš istoriją įvertinti ir viskas. Nors pagrindiniai dalykai be abejo yra žinomi ir nieko naujo čia nepasakysim. Taip, tai buvo, sakykime, pilietinis toksai tautos sujudimas prieš tai, kas pusę amžiaus prieš tai. O kurie dalykai tada yra pagrindiniai ir kurie ne? Jeigu mes, pavyzdžiui, šiandien dar nežinom, kokį darbą vardan Lietuvos aukštoje praktinėje mokykloje sąjūdžio metais ir ten bręstantiems įvykiams dirbo mūsų šalies vadovė. Čia svarbus įvykis, jis pagrindinis, šalutinis aspektas viso šito reikalo, ar kaip? Jeigu kalbam konkrečiai apie 91 metų sausio įvykius, tai būtų šalutinis aspektas. Supratau, gerai. Teiginys išsakytas buvo, kad ko lindot po tankais. Tai gal iš prisiminimų srities, kaip ten buvo po tais tankais lendama. Aš tai pamenu, kad niekur nelindau. Ir jeigu tie tankai nebūtų atvažiavę, tai aš turbūt nebūčiau galėjęs ir palysti. Ir galbūt Loretai Asanavičiūtei, kurios namą matau pro savo virtuvės langą, irgi būtų buvę sunku palysti, nuvažiavus į Pskovą, perlipus desanto divizijos bazės tvorą ir ten susiradus po ko palysti. Aš galiu tik tai papasakoti trumpai savo atsiminimus to vakaro. Vėlai vakare išgirdom per radijo tašką namie, kad jedinstvininkai puola, bando išsiveršti tiksliau į Lietuvos vyriausybės pastatą, tai dabartinė Užsienio reikalų ministerija. Tuomet kartu su kaimynu staigiai skubėjom į įvykio vietą, bet tuo metu ten jau situacija buvo kontroliuojama, sakykime taip, riaušininkai, ar kaip jos pavadinus, buvo iš pastato išvesti, kurie bandė patekti. Ir mes jau galvojame apie tai, kaip čia grįžus namo, nes tai buvo jau po 12 valandos, kažkur prie katedros stovėdami su savo kaimynu Alvydu Kanopa. Ir tuo metu pamačiau, kad Sąjūdžio būstiniai dega šviesos, o aš tuo metu dirbau etatiniu Sąjūdžio patarėjų tautybių politikos klausimais. Tai mes nuėjome į Sąjūdį, ten jau buvo Sąjūdžio atsakingas sekretorius Andrius Kubilius ir kiti etatiniai Sąjūdžio darbuotojai. Kadangi taip jau išėjo, kad tuo metu su Rytų Europos šalių demokratiniais judėjimais, kur atvykdavo pas mus atstovai iš Lenkijos, iš buvusios Čekoslovakijos, irgi tekdavo bendrauti su jais, tai atsakingo sekretoriaus, reiškia, patarimu, aš su Sąjūdžio mašinas, taigi nuvažiavau į namus, atsivežiau bloknotą su koordinatėm, su telefonais šių atstovų ir jos apskambinau pranešdamas apie tai, kas tuo metu vyko. Praktiškai visą naktį praleidau būstiniai. Po tankais gulėti neteko. Tais laikais su telekomunikacijom buvo truputėlį prasčiau. Čia vienas iš dalykų, kurį irgi teko aiškinti kažkur mokykloje moksleiviams, kad nebuvo taip paprasta susirasti artimuosius, sužinoti, kur jie yra, nes tokie dalykai, kokiais dabar guli, kad ir pasiūlė ant stalo, jie tada dar nebuvo pas kiekvieną kišenį, tiksliau nebuvo visai. Bet vis dėlto dabar grįžtant prie to istoriko vaidmens, tada, pone Baranauskai, tai gal ką dabar laikas daryti? Ar konspektuoti prisiminimus kiekvieno žmogaus, kaip Įmantas Melenas, ar dar kažkas, ar kur kas buvo, ką matė ir kaip buvo, ar laikas jau bandyti rašyti mokslinę literatūrą, ar jau subrendom tą? Štai Melenas savo, kad ne. Galbūt papildyti klausimą, tiesiog galbūt vertėtų vėlgi tam, kad sudomintume jaunimą, galbūt pradėtume kurti jau ne tik dokumentinius filmus,
Kadangi, tarkim, dabar kokius mokykloje besimokančius 12-mečius tikrai būtų sunku sudominti, rodant tuos pačius kadrus, kurie ten buvo užfiksuoti galbūt. Vėlgi, manau, kad tai būtų pakankamai geras indėlis ir istorikai galėtų tikrai šito klausimu padėti. Vaidybiniai filmai apie Lietuvos istoriją tikrai yra retenybė pas mus, toks deficitas jaučiamas. Ten, pavyzdžiui, apie Vytauto Didžiojo atminimo įprasminimą irgi girdėjom daug, bet nieko nematėm kol kas iki šiol, išskyrus degtinės reklamą. Tai jūsų komentaras. Taip, tai čia klausimas labai įsišakojo kažkaip, gal tada, to, ką istorikai galėtų daryti, aš manau, viską gali daryti ir fiksuoti atsiminimus, ir rašyti apibendrinimus, tai čia iš tikrųjų net nereikėtų ginčytis, ar čia yra pakankamas atstumas ar nepakankamas, kiekvienas atstumas turi savo privalumų ir savo trūkumų, nes kas gerai matosi iš arti, tas prastai matosi iš toli ir atvirkščiai. Tai ta karta, kuri visą tai pergyveno, irgi turi palikti savo to įvykio viziją ir apmąstymą ir visą tą bendrą vaizdą, nes jį gali geriausiai sudėlioti kai kuriuos akcentus. Paskui kitos kartos žiūrės iš toliau ir galės ten kažką tai koreguoti ir kitaip interpretuoti. Tai čia taip su istorija visada vyksta, tai čia ne tik su ta naujausia istorija, kurią mes prisimenam, bet ir senesnė istorija nuolat kaip nors pervertinama, tai čia jokios problemos nėra iš tikrųjų. Tai. Na, o filmai, tai čia jau žinoma menininkai, ypač filmai, tai čia daugiau jauni istorikų darbas, be abejo, kad reikia jų. Tai klausimas, kodėl jų nėra, ten, sakykime, nėra nei apie tą naują istoriją, nei apie seną. Na, gal vienas kitas atsitiktinis dalykas, ir tai dar abejotinos kokybės pasitaiko ten apie kokį Tadą Blindą, kuris neistoriškai ten kaip nors interpretuojamas ir padaromas kažkoks, tarsi istorinis filmas formaliai žiūrint. Tai ponia Eimantai, kaip čia vis dėlto? Manyčiau, kad čia galima būtų kalbėti apie istorinės atminties politiką, arba dar tiksliau apie istorinės atminties kultūrą. Štai gerbiamas Baranauskas paminėjo, kad ir senesnės istorijos reiškiniai yra bandoma jos pervertinti kažkaip naujai, įvertinti ir panašiai. Manyčiau, kad tai, kad kažkur pastarojo 10-mečio laikotarpyje lietuvių istoriografijai kaip tik labai sustiprėjo istorinės atminties studijos ir bandymas jau be jokių stereotipų, be vadinamųjų teisingų ir neteisingų, dar ir dar kartą objektyviai pažiūrėti, kas vyko, kodėl vyko, kokie buvo veikiantis asmenys, kaip tie veikiantis asmenys įsivaizdavo, reiškia, savo tikslus ir kas realiai iš to gavosi. Tai yra sveikas reiškinys, sakykime, istorijos destereotipizacija. Tai yra būtinas dalykas, nes kiek paskui panaudoja politikai arba publicistai savo, sakykime, siekdami tikslų vienus ar kitus istorinius faktus ir jų interpretacijos, tai jų yra sąžinės reikalas, bet istorikai kaip mokslininkai, tai tiesiog privalo būti objektyvus. Jeigu istorija ideologizuota, tai jau nebe istorija. Tai ir gali būti istorikai visiškai objektyvūs, ar vis dėlto tai priklauso nuo tam tikrų koncepcijų, požiūrių ir taip toliau. Istorija be prielaidų, kaip atrodo, istorikų įmanoma ar ne? Nežinau, gal kai istorikas kalbė šaltinius ir kažkokie tai, ir netgi nedaro atrankos, tai gal tada visiškai objektyvus, o šiaip tai kiekvienas žmogus neišvengiamai yra subjektyvus, tai čia nereikia savęs apgaudinėti. Tai nėra tokio dalyko kaip absoliutus objektyvumas. Na, aišku, visą laiką reikia siekti ten to, sakykime, neiškraipytų faktų ir panašiai, bet vis tiek apie viską kalbėti neįmanoma, reikia kažką atsirinkti. Ir kiekvienas žmogus atsirenka apie tai kalbėti, apie ką jis nori, iš tikrųjų kažką pasakyti. Tai čia jau vienas yra subjektyvumo momentas, kitas yra dar kiti vertinimai. Bet aišku, istorijai, jeigu istorikas yra profesionalus, aš manau, tai jis pateikia visų pirma faktus, jis gali juos įvertinti kaip nors.
Tai kitam skaitančiam, kuris turi kitą nuomonę, tas įvertinimas iš viso nieko nereikš, bet jis gali naudotis tais faktais. Tai čia yra istoriko darbo prasmė. Juozo Kolelio istoriniai tyrinėjimai, kuris aprašo ten, kaip atseit po pastato vidų juda kažkoks desantininkas su šaukiniu Gurzuf, ten aiškina, kad į jį šaudo nuo kažkur nuo priešingo pastato lietuvių nacionalistai su snaiperiniais šautuvais. Tai čia kaip čia yra, čia kas tai? Na, Kolelis tai ne istorikas, bet net ir jo, sakykime, požiūris gali būti kažkur panaudotas. Jis visą laiką yra įdomu pamatyti, kaip tą žiūri viena pusė, kaip kita pusė. Tai čia nesvarbu, ar jis ten meluoja ar nemeluoja, čia kito atveju, tai ten, man atrodo, ir buvo ten tam tikra betvarkė, ten kai kurie daliniai ten tos kariuomenės nekoordinavo savo veiksmų, atrodo, ir galėjo pašaudyti ne ten, kur reikia. Na taip, vienas desantininkų dalinys pasiklydo, pravažiavo tą gatvę, kurią turėjo pasukti ir atvyko gerokai vėliau, kai pastatas jau buvo užimtas, pavyzdžiui, Lietuvos radijo ir televizijos, kaip pamenu. Tai dabar, žiūrėkit, toks dar dalykas, kaip vertinti tada pačius tuos įvykius, tai tą pačią nemaloniausią dalį, kad buvo žmonių sutraiškytų, sužalotų tankais. Viena mergina, jos pavardę žinom, turėjusi netrukus tekėti, apskritai žuvo po tankų tragiškai. Gal tie kareiviai, jie nekalti, jie netyčia kažkaip ten. Žinau, kad Ivantas Melenas yra važinėjęs tokio tipo mašinose, gal ten šitoj sumaišty galima nepastebėti, tiesiog kažkaip tai nepamatyti, kad ten kažkas pragriuvęs, netyčia jį pervažia. Kaltė pirmiausia, žinoma, tokiais atvejais pirmiausia tenka ne patiems ten šarvuotų mašinų vairuotojams ir kitiems kareiviams, o jų vadams, kurie davė įsakymus, o pirmiausia politiniai vadovybei ir visos Sovietų Sąjungos ir jų statytiniams Vilniuje, kurie visą tai inspiravo. Nes be jokios abejonės patys kareiviai, kurie tuo metu tarnavo Šiaurės miestelėje, ar kur jie savo iniciatyvą nepajudėtų ir kitų veiksmų nesiimtų. Kita vertus, tai nereiškia, kad mes turim kažkaip tai jau pernelyg liberaliai žiūrėti. Sakykime, tuo metu tai jau buvo kraujo praleidimas ir be jokios abejonės šitie žmonės, kurie dėl to kalti, tai yra priešai ir čia jokių kitų vertinimų būti negali. Julija, kokių dar klausimų? Aš kaip tik prisimenu, prieš metus vyko kaip tik vienos Rusijos laidos tiesioginis eteris. Ir mums netgi teko bendrauti su Michailu Golovatovu, kuris paklaustas ar pakartotų tą patį, ką padarė prieš daugelį metų. Pradėjo kalbėti tiesiog apie aukas ir panašiai, kad niekas nenusipelnė mirti ir panašiai. Bet jisai kažkaip sugebėjo tokį aukos vaidmenį įsijausti ir pasakė, kad man čia neleidžia grįžti į Lietuvą, kur aš turiu daug draugų ir panašiai. Sako, aš vykdžiau savo vadovybės nurodymą. Tai galima sakyti, kad vėlgi ir netgi tie vadai, kurie buvo Vilniuje, jie taipogi kratosi atsakomybės ir mano, kad atsakingi yra dar aukštesni vadai. Tai tiesiog kaip jūs vertinate šitą asmenybę ir apskritai pasisakymus? Iš esmės aš jau atsakiau iš klausimą. Visais atvejais tai yra priešai. Ir čia jokių išvedžiojimų kitokių būti negali. Kitas dalykas, kad būtent ir kaip istorikai, ir kaip teisininkai turėtume aiškintis, kokia dalis yra atsakomybės konkrečiai. Negalima tų dalykų nei pernelyg suakademinti, nei atvirkščiai per daug supaprastinti. Kokios tendencijos dabar nėra suakademinama? Ar kaip, kai kas sako, pernai Rasa Juknevičienė sakė, kad šitą dieną apskritai tai reikėtų švęsti kaip Lietuvos pergalės dieną. O profesorius Gudavičius yra pasakęs, kad tai buvo turbūt vienintelė diena ir vienintelis kartas, kai Lietuva pasaulio istorijos mastu įsiprasmino ir suvaidino vaidmenį iš tikrųjų. Ar sutinka ponas Baranauskas? Gal mes, taip sakykime, pasaulis yra didelis ir daug ką galima traktuoti, kad mes čia žiūrim, kokiu masteliu žiūrėsim, tai mes irgi esam pasaulio dalis ir viskas, kas pas mus yra reikšminga, yra kažkiek reikšminga ir pasaulyje, bent jau tai dalį, kurią mes esam. Tai, bet nereikia, kaip sakant, gal per daug pompastiškai kažkaip skamba. Gerai, bet čia sėdėjusi šitoj studijoje visai neseniai
Krokuvos Jogailos universiteto docentė kaip tik tai sakė, kad o kodėl lietuviai ir lenkai, aiškindamėsi savo ten santykius, senesnius, visiškai atidavė laurus už sovietinio režimo griūtį tam, kas nutiko Berlyne. Berlyno sienos griuvimas laikomas to, kas simbolizuoja Sovietų Sąjungos ir sovietinės sistemos griūtį. Tai tikrai mes atidavėm. O lietuviai ir lenkai savo vaidmens pakankamai neišryškina šitose įvykiuose. Lietuvių ir lenkų istorikai. Tokia buvo nuomonė pareikšta. Man atrodo, kad mes kaip ir netiduodam šitą, bet aišku, kai istorikų darbų yra mažai, galbūt ir ypač ten kur nors anglų kalba ar užsienio leidiniuose, tai jie nelabai matome, ten faktiškai tą interpretacijas, kur svarbu yra Berlynas ir svarbu, kas vyko Maskvoje, o kas jau Lietuvoje ir Pabaltyje nesvarbu, tai čia tokias interpretacijas skelbia. Ne Lietuvos istorikai, tai iš tikrųjų. Na, viskas čia yra kažkiek tiesos, kad negalima visko ten sureikšminti Lietuvos, kai čia mes grinai sugriovėm tą Sovietų Sąjungą, bet kita vertus vaidmo mūsų iš tikrųjų buvo tame. Tai buvo ta proceso dalis ir gana reikšminga, ko gero. Bet aišku, turi tą vietą ir Berlyno siena, ir viskas, kas vyko Maskvoje, ir kas vyko ten kokie užkaukazai. Tai viskas turi reikšmę, bet mes, aišku, iš tikrųjų gal ne tai, kad atsisakom, bet mes nesugebam to parodyti, nes nedalyvaujam tam dialogė tarptautiniam istoriko tyrinėjimuose. Nepasirodom pakankamai. Turbūt pritarčiau ponui Tomui, kad nereikėtų tos pergalės, aš turiu omeny komunistinės sistemos žlugimą, Sovietų Sąjungos žlugimą, kažkokiu būdu imti žirklėmis ir karpytis tenai, kur mano pergalės gabalėlis, kur kažkieno kitas. Taip, svarbu ir Berlyno sienos kritimas, ir Maskvos pučio žlugimas, ir viskas kita vertus. Tikrai negalėčiau sakyti, kad visai, neteko girdėti, ką gerbima Lenkų istorikai sakė, bet kad būtų nutylimas įvykių Lenkijoje ir Lietuvoje vaidmuo, tai gal nėra visai taip, nes visi žino, kad būtent, ko gero, solidarumas Lenkijoje buvo pirmas toksai masinis judėjimas, ir nuo kurio prasidėjo grandinė reakcija kitose, dabar jau postkomunistinėse šalyse, o imant jau vidų imperijos, tai irgi jokia kita, nei Gruzija, nei Estija, nei dar kažkas, o būtent Lietuva drįso paskelbti savo nepriklausomybės atstatymą ir tas, nors tai buvo realizuota tik tai iki galo kažkur po 1,5 metų, bet tai buvo vėlgi labai toksai katalizuojantis veiksnys. Kągi, tenka prisiminti dar kartą poną Algirdą Paleckį ir jo teiginius. Vienas iš jų yra tas, kad profesorius Vytautas Landsbergis apgavo žmonės, nes jis sukvietė, tiesiog sakė, kad tai bus taikus mitingas, o žmonės naiviai atėjo galvodami, kad nei tankai važiuos, nei šaudoma bus. Kad, niekas nežinojo, jog Sovietų imperija gali šaudyti. Kaip jūs vertinat šitą? Sunku vertinti tai, ką pasakė Paleckis, arba Šustauskas, arba panašaus kalibro veikėjai, sakykime, tai tiesiog jau yra už, ne tik tai ten istorijos mokslo, bet yra aplamai bet kokio rimto nagrinėjimo ribų. Manot, kad tai užribis, ar ne? Tai yra užribis. Bet kartais, kai mes vengiame, nekreipiame į tą patį Algirdą Paleckį dėmesį, tai aš jau pasakysiu, kaip politikos apžvalgininkas, mes susilaukiam kitų priekaištų, kad kodėl su juo visi bijo diskutuoti, kodėl jam užleidžiamas eteris. Todėl, kad jisai būtent ir siekė šito, kad susidarytų galimybę gauti tą eterį, kad susidarytų galimybę, tiksliau būtų sudaryta jam galimybę skleisti tokią dezinformaciją ir demagogiją, reiškia, ir tokiu būdu iš tikrųjų žmonės tuos, kurie patys galbūt tų dalykų neprisimena, bandyti jos dezinformuoti. Tai jūs Landsbergio apgautas nesijaučiat vis dėlto. Nebuvo toks naivus, kad manėt, jog tikrai nešaudys, kaip jie. Kad kažkaip neprisimenu, kad aš daryčiau arba nedaryčiau kažką tuo metu dėl to, kad man paliepė Landsbergis arba kažkas kitas. Tai iš tikrųjų Brazauskas ar dar kažkas. Iš tikrųjų, tai tuo metu žmonės ir ėjo prie televizijos, prie Seimo, tai yra aukščiausios tarybos tuo metu, tam, kad sulaikytų tą kariuomenę. Aišku, buvo tikimasi, kad kariuomenė į Minę nevažiuos, bet
Bet čia ne Landsbergis sakė, šiaip buvo tikimasi, tai, o einama buvo kaip tik tam, kad sulaikytų tą kariuomenę. Tai buvo žinoma, kad... Bet vis dėlto buvo, bet juk jau buvo įvykiai, buvo Kastuvėlių naktis, Tbilisyje, taip toliau, krūvinų įvykiai jau buvo ir apskritai turbūt iliuzijų didelių dėl to, kad viena sistema gali pasielgti nehumaniškai, mažai kas turėjo. Ne, nu, tai be abejo, kad suprato visi, kad gali pasielgti nehumaniškai, bet iš tikrųjų tuo metu Gorbačiovas visgi dar bandė išlaikyti tokio demokrato, reformatoriaus įvaizdį vakaruose ir iš tikrųjų kažkiek tai tas jį sulaikė, galų gale ir sustojo tas puolimas po tam tikrų aukų. Jeigu nebūtų tokio siekio parodyti savo gražų veidą, tai čia nebuvo prasmės ir sustoti. Tai iš tikrųjų taktika buvo teisinga, taktika ir supratimas, kaip galima sustabdyti kariuomenę, buvo iš tikrųjų teisinga. O kaip, sakykit, kalbant apie tarptautinį tų įvykių vertinimo kontekstą, galbūt jau artėsim prie pabaigos, Gorbačiovas ir Nobelio taikos premija, atsižvelgianti visą tai, kaip jums atrodo dabar? Ką visą tai reiškia? Manau, kad toks atvejis yra nei pirmas, nei paskutinis. Mes galime ir Jaserą Arafatą irgi kaip premijos laureatą prisiminti ir kitus atvejus. Kaip žinia, politikoje ir tarptautiniai politikoje tokių dalykų būna ir iš tikrųjų kriterijai vertinimo, žiūrint iš skirtingų taškų, jie gali skirtis ir kitą kartą pakankamai radikaliai. Tai nepriklausomai nuo to patinka mums tai ar ne, tai yra jau įvykęs faktas. Supratau, laikas prie pabaigos, tada Julija tegul paklausia. Toks, nežinau, rezumuotis klausimas, tiesiog jūsų manymu, kas būtų buvę, jeigu nebūtų buvę tų būtent kruvinųjų aukų sausio 13 prie televizijos bokšto? Ta prasme, ar jeigu... Kaip keistųsi istorijos posūkis? Jeigu sovietai nebūtų puolę ir jeigu žmonės nebūtų jie ginti. Tikriausiai, jeigu žmonės nebūtų, nežinau netgi kaip čia išreikšti, kas čia tarsi viskas susiję yra iš tikrųjų, bet jeigu tiesiog nebūtų buvę aukų. Ne, tai jeigu čia klausimas, gali būti labai skirtingai suprantamas šitas. Na, jeigu žmonės nebūtų ėję ginti, viskas būtų taip, kaip buvo, tai turbūt viskas ir būtų pasibaigę jau. Tai būtų restauruotas tas režimas. Bet, o jeigu kariuomenė nebūtų puolus, tai gal tada būtų sulaukę taip ramiai to rugpjūčio pučo ir tada viskas būtų išsisprendę. Na, o jeigu tiesiog aukų nebūtų, jeigu, sakykime, kariuomenė būtų atsargiau elgusis, na, vėlgi, sakykime, gal tada didelio skirtumo nebūtų, nes čia iš tikrųjų esmė yra net ne tos aukos, o tai, kad žmonės išėjo užtverti kelią, beginkliai žmonės užtverti kelią tai kariuomenė. Tai. Jeigu galima, aš iš savo pusės. Manau, kad jeigu klausimas būtent dėl tos dienos ir būtent Vilniaus įvykių, manau, kad istorijos tėkmėje viskas būtų vis vien taip pat. Įvyktų šiek tiek kitaip, galbūt kitą dieną, gal kitoj vietoj, gal net ne Lietuvoje. Bet iš esmės sovietinis režimas buvo pasmerktas ir Lietuvos nepriklausomybė būtų atstatyta tikrai ir vienu, ir kitu atveju. Tiesiog mes turim konkretų, labai svarbu, reiškia, įvykiai ir gaila ir žuvusių žmonių ir viskas, bet tikrai tai nebuvo tas įvykis, jeigu jis būtų ar nebūtų, bendra istorijos tėkmė nuo to nepasikeistų, mano manimu. Tai jeigu, sakykime, žmonės nebūtų ėję į gatves, būtų visai kitos nuotaikos žmonių tarpe, tai gal ta tėkmė ir būtų kitokia. Tai aišku, mes jau fantazuojame. Mes kalbame apie šį vakarą, apie konkrečią dieną. Nu taip, tai aš sakau, čia galima įvairiai suprasti klausimą. Tai. Gerai, kągi, istorija susiklostė taip, kaip jis susiklostė, pokalbis buvo įdomus, bet dėja laikas pasibaigė ir ačiū visiems už pokalbį. Priminsiu, pas mus buvo istorikas ir įvykių dalyvis Imantas Melenas, istorikas Tomas Baranauskas, padėjo Julija Kiško. Iki kitų kartų.